Sveiki, prisijungę prie jau trečiosios IT iššūkio pamokėlės. Tikiuosi, kad jums šios pamokėlės neprailgsta. Šiandieną pagaliau mes jau žiūrėsime, kaip galime stilizuoti savo puslapį. Dabar mano ekrane jūs matote vieną iš ikoniškų svetainių, tai yra CSS Zen Garden, kuri būtent atskleidžia, ką mes galime nuveikti vien su CSS pagalba. Šioje svetainėje yra ta pati HTML struktūra, kaip ir visose šituose variacijose. Va tarkim, paspausiu Mid-Century Modern, turėsime visai kitokį dizainą. Tada paspausiu Garment ir turėsime dar kitą dizainą. HTML tas pats, keičiasi tik CSS. Dar vieną parodysiu Style. Pilnai interaktyvus puslapis, kur užėjus su pelite kažkas sukiojasi. Ir ne tik. Tiek šitas, tiek kiti puslapiai, jeigu inspektinsiu, matysime, kad yra pilnai pristaikantis prie įvairių ekrano pločių. Taigi su CSS mes galime išspausti ne tik gražų dizainą, bet taip pat interaktyvumą ir pilną prisitaikymą. Dabar grįžtant į pagrindinį puslapį, mes čia struktūroje turime pavyzdžius, HTML file ir CSS file pavyzdžius. Dabar juos atsisiųskime į savo IT iššūkis, susikurkime CSS Zen Garden aplankalą, galite jį susikurti ir anksčiau, taip kaip jums patogu. Ir tada įsirašykite indeksą, arba įsikelkite iš domelaus ir taip pat įsirašykite arba įsikelkite stilių. Taip, tada šitą nusileisiu, eisiu į CSS Zen Garden, 2 kartus paspauskite ant index ir turėtų jums užsikrauti šitoks puslapis. Ne, čia yra šiek tiek errorų, bet tai nieko tokio, pati struktūra, matot kaip atrodo. Taip, tai yra tas pats puslapis kaip čia, tik tais su kitokiu stiliu. Taip, ir visos kitos svetainės tą patį sako. The Beauty of CSS Design, atsisiųsk pavyzdžius, The Road to Enlightenment ir panašiai. Dar vieną puslapį įjungsiu. Matom vėl. The Road to Enlightenment, Beauty of CSS Design, čia parašyta ar ne, ir mes galime atsisiųsti vėl HTML ir CSS failus. Čia ir čia, ar ne? Ir tada viskas matot, kaip atrodo dizainas. Mes čia galėtume sumažinti ir prisitaikyti prie įvairių ekrano dydžių. Geras, ar ne? Taip, tai CSS yra labai galingas įrankis, jis leidžia mums iš esmės sukurti, ką mes tik norim. Tarkim, Netflixo kloną prisijungimo. Matom čia, turim HTML, turim CSS ir iš vis neturim jokio JavaScript. Ir puikiausiai atrodo, ar ne? Kas galėtų iš jūsų pasižiūrėjęs pasakyti, kad čia iš pirmo žvilgsnio nėra tikras Netflix, ypač jeigu padaryčiau svetainę pilno pločio. Vien HTML ir CSS galia, ar ne? Dabar galima ne tik tais statinius, kaip matėm, puslapius kurti, tokius, kurie nieks nesikeičia, bet taip pat ir dinaminius, ar ne, kur paspaudus su pelite, kristų lašiukai ir užsipildytų. Vėlgi, nėra jokio JavaScript, vien CSS ir HTML. Šitoje vietoje visą funkcionalumą sutvarko jau anksčiau minėtų formų inputai. Matome, naudojami inputai, kur ant jų paspaudus tiesiog keičiasi jų būsenos ir dėl to mes galime matyti šitą animaciją. Taip, ir paskutinis pavyzdys, kurį norėjau jums demonstruoti, yra šita animacija, kur kaip fonas tiesiog matome medžius, kalnus ir viskas lenka iš dešinės į kairę. Vėlgi nėra jokio JavaScript, tik CSS ir HTML. Tai tikiuosi jūs esate taip pat džiaugsmingi kaip ir aš, pradėdami mokytis CSS. Nusileiskime savo naršyklę, eikime į IT iššūkis, šalia CSS Zen Garden ir HTML žymos, susikurkime aplankalą, kurį pavadinkim CSS žymekliai ir pačioje pirmoje vietoje pasižiūrėkime tiesiog, kokie skirtingi jie yra. Tai CSS žymekliai viduje, susikurkime dar vieną aplankalą ir pradėkime nuo Inline Style stilizavimo būdo, atsidarykime Visual Studio Code. Pasidarykime Visual Studio Code kaip ir anksčiau dešinėje, naršyklę kairėje, savo aplankalą ir įsikelkime Inline Style iš CSS žymekliai aplankalą. Spauskime Yes, I Trust the Author ir tada Get Started išsijunkim. Dar kartą kartoju. Susikurkite šalia CSS Zen Garden ir HTML žymos CSS žymekliai aplankalą, jo viduje susikurkite aplankalą Inline Style ir įsikelkite į Visual Studio Code. Primenu, kad jeigu kažko nespėjate, viskas, ką mes šioje pamokoje išmoksime, bus apačioje Final Project, ar ne, aplankale, kurį atsisiuntę jūs galėsite išsiskleisti, tai reikės įsirašyti WinRAR arba WinZip programėlę. Žiūrėkime, mes turime įsikėlę į savo Visual Studio Code Inline Style aplankalą ir dabar norėdami pradėti dirbti, mums reikia vėl susikurti
HTML failą. Spauskime arba šitą, arba antrą pelės ir new file. Ir rašykime index.html. Ir tada norėdami užsipildyti struktūrą, rašykime HTML ir pasirinkime HTML5. Matome, užsipildė mums struktūra ir tada vietoj title galim rašyti inline style, o čia, kur yra body, parašyti h1 ir tarkim pavadinimas. Aš suklydau, pavadinimas, taip. Galime pridėti paragrafą, lorem 100. Enter, pridėti galbūt kokią nuotrauką, bet kol kas neskubėkime, dabar pasileiskime live serverį, antras pelės, open with live server. Ir turime tokį vaizdą. Pavadinimas ir paragrafas su lorem 100. Kad nesimaišytų mūsų Exploreris ir daugiau kodo matytume, galime jį susiskleisti. Ir dabar norėdami stilizuoti savo puslapį, mes galime naudoti inline stilių. Apskritai, kokie yra stilizavimo būdai? Jeigu pasižiūrėtume į internetą, CSS styling arba CSS inline style ir mums išmes how to add CSS. Ir mums parašys external CSS, internal CSS ir inline. Tai 3 būdai. Ir mes pradėsime nuo inline CSS būdo, kuris yra, tai pažiūrėkime, turėtų pačioje būti pavaizduota. Va, matom, prie pirmojo open tago rašom style atributą ir tada pridedam stilių. Tai tarkim, prie pirmojo body prieš daugiau ženklą, prieš tą rodiklytę, spaudžiam space. Ir rašom globalų style atributą ir galim pridėti background, tarkim gold. Ir mums pasikeis į auksinę spalvą mūsų viso puslapio foną. Dabar jeigu norėtume pakeisti dar šriftą, galėtume rašyti kabliataškį ir pridėti color, dvitaškis ir spalvą, kokią šriftą mes norime, tarkim brown. Ir pasikeis. Jeigu nepatinka brown, tarkim norėtumėt, kad būtų kokia nors mėlyna, blue arba violetinė, blue violet, galėtumėt pasirinkti ir jums pasikeis. Ir matom, kad viskas, kas yra body viduje, paveldi mūsų body šrifto spalvą. Jeigu mes norėtume patikslinti, tarkim, pavadinimą daryti kitokią arba paragrafą kitokią spalvą, mes galėtume ir prie h1 pridėti style, enter atributą ir tada duoti, tarkim, color blue. O prie paragrafo pridėti style ir duoti color, tarkim, rožinę, pink. Rožinė nelabai matysis, galbūt geriau žalia tegu būna. Ir matom, kaip paprastai mes galime tiesiog keisti stilių. Norėdami sulygiuoti savo pavadinimą, mes galėtume prie h1, kur yra color blue, dar pridėti kabliataškį ir rašyti text align, brūkšnelis, ne, su brūkšneliu, center. Ir tada būtų centre. Ir tokiu būdu mūsų pavadinimas tampa, išsilygiuoja, sucentruoja. Panašiai mes galime keisti ne tik tais stilių pavadinimų, paragrafų, bet taip pat ir nuotraukų. Jeigu pridėsim nuotrauką, eisiu į Unsplash, susirasiu kokį nors popcorną, kam nepatinka popcorną, nuotrauką, pasididinsiu ir jūs susiraskit, spauskite pasididinus antrą pelės ir vėl copy image address ir įsidėkite tarp source kabučių. Ir išsaugojus turėtų atsirasti nuotrauka. Dabar atsimenat, mes galėjom naudoti with specifinį atributą nuotraukai sumažinti, bet mes taip pat galime naudoti ir globalų style atributą ir jame rašyti with ir patikslinti, tarkim, 300 pikselių ir gausim tą patį rezultatą. Taigi yra tokių atributų, kurie yra specifiniai, skirti tik tais tam tikriems elementams, tuo tarpu style yra globalus ir skirtas visiems. Taip, tai vienas iš būdų, kaip matome, norint stilizuoti, mes galime prie savo elementų, ir pridėsiu dar, kad čia yra. Nepamirškim alt teksto popcorn. Tai vienas iš stilizavimo būdų yra inline, bet matome iš karto, kaip mūsų puslapis ir mūsų kodas jisai prisipildo greitai, viskas mirgu margu. Tai nėra pats geriausias būdas, akivaizdžiai. Ir galime išsijungti šitą projektą, pasidauginti savo aplankalą inline style, tiesiog copy paste, Ctrl+C, Ctrl+V ir tada persivadinkite į internal style. Ir įsikelkite šitą kopiją, internal style, vėl į Visual Studio Code. Jums viskas persikraus, yes, I trust author. Taip, ir matysime, kad viskas gražiai atrodo taip kaip anksčiau. Jeigu kažką mes šiai ištrinsim, tarkim nuotrauką akivaizdžiai, kas matytųsi, ir išsaugosim, nieks nepasikeis. Kodėl taip yra? Todėl, kad mes įsikėlėm visai kitą projektą, o iš naujo nepasileidom tam projektui live serverio. Grąžinkim nuotrauką, spauskim antrą pelės, open with live server. Jeigu jums nepasileistų, gali būti, kad reiks pradžiai sustabdyti seną. Tai antras pelės, stop live server ir tada vėl open with live server. Ir tada tikrai jums atsidarys. Ir dabar, jeigu ištrinsiu nuotrauką, jūs irgi pasitikrinkit, turėtų jums dingti. Jeigu dingsta, esat gerame projekte. Ir tada čia viršui, kur title, pakeiskite internal style ir čia viršui jums pasikeis ir bus aiškiau, kur esate. Dabar grįžtant į V3, matom, kad yra vienas iš internal būdų, kaip mes galime stilizuoti, tai ne prie H1 paragrafo elementų, o viršuje tarp head, matot, tarp head, open ir closing tago, rašom style, naudojam style žymas ir juose stilizuojam dalykus. Pavyzdžiui, norėdami stilizuoti body, rašom body, vingiuoti skliausteliai ir nurodom, ką stilizuojam. Norėdami stilizuoti H1, rašom H1, vingiuoti skliausteliai ir
color, pavyzdžiui, ar ne, ir keisis spalva. Tai nereiškia, kad po vieną, tik vieną H1 stilizuos. Visus H1 stilizuos, kaip matysime. Tuo tarpu body yra vienas, tai vienas stilizuos ir viską, kas jame yra. Savo projekte po title rašykite style tagą, enter ir tarp style tagų rašykite body, vingiuoti skliausteliai. Vingiuoti skliausteliai yra kur laužtiniai, tik su shiftu, enter. Ir tuomet persikelsim backgroundą ir color į body šitos žymos vidų. Rašykim background, dvitaškis, gold, kabletaškis, enter, kad gražiai būtų struktūra, color, dvitaškis, blue, violet, pasirinkit ir kabletaškis. Ir tada išsitrinkit šitą style globalų atributą iš body, išsaugokit ir turėtų viskas likti taip pat. Kad patikrinti, jog iš tikrųjų viskas veikia, galite čia parašyti tiesiog, pavyzdžiui, grey arba green yellow. Ir matom, kaip keičiasi. Tas pat ir su spalva. Norėtume pakeisti, galėtume keisti, bet kol kas niekas nesikeis. Kodėl? Nes prie elementų mes esame nurodę inline stilių. Tiek savo pavadinimui, tiek savo paragrafui. Taigi, po body parašykime H1, vingiuoti skliaustelį vėl, color blue, kabletaškis, text, brūkšnelis align, dvitaškis center ir ištrinkite iš H1 tą stilių. Ir tada pabandykit pakeisti, tarkim, į gold arba golden rod ir pasikeis pavadinimas. Norėdami, kad būtų pabaigoje, galima end rašyti ar pradžioje start, tai va taip paprastai. Palikim, kad būtų centre, visai gražiai. Ir tada tą patį padarysim su paragrafu. Bet prieš judant į priekį, kaip ir sakiau, ne vienam H1 prisitaiko šitas stilius, o visiems esantiems svetainėje. Ir jeigu čia spausit to eilutėje su pirma pelės ir tada Alt Shift į apačią pastauginsit, matysim tiesiog padaugėja tų pavadinimų. Taip paprastai. Vieną kartą nurodžius H1 stilių arba heading 1, visiems headingams, jis prisitaiko. Ir tada paragrafas, perkelkim paragrafo stilių, tai color green. Galim dar duoti, pavyzdžiui, border 3 pikseliai solid green, kad būtų aplinkui tokia kaip linija ir šitą ištrinkim. Norėdami, kad šiek tiek tekstas atsitrauktų nuo tos linijos, galime dar pridėti padding, apie ką mes šnekėsime kitoje pamokėlėje, apie tos, ką kiekvienas iš tų reiškia, color, border ir kaip juos naudoti. Duokim padding 20 pikselių, atsitrauks vat gražiai. Ir tada nuotrauką liko stilizuoti per internal style. IMG nurodom, tai yra visų nuotraukų žymeklis ir tada pridėkime plotį 300 pikselių. Ir šitą ištrinkit ir turėsit tą patį vaizdą. Jeigu daugiau padauginsit nuotraukų tų popkornų, Alt Shift į apačią, matysim, kaip jie išsidėsto vieną šalia kito. Jeigu norėtumėt, kad būtų vienas po kitu, galėtumėt, aišku, nuoti jau anksčiau nurodytus line breakus, bet taip pat galėtumėt pridėti prie nuotraukų display block. Ir tada jie bus vienas po kito. Kad nuotraukos gražiai lygiuotų viduryje, mes dar galėtume pridėti margin, auto, ir tada jos lygiuotų gražiai vieną po kitą. Jeigu mums dar norėtųsi tarpų, kad jie atsiskirtų, nebūtų susiglaudę, mes galėtume prieš auto pridėti 20 pikselių ir jie atsiskirtų vienas nuo kito. Tokiu būdu mes galime tam pačiam HTML faile, naudojant style žymas, čia galima būtų ir susiskliaus, stilizuoti visą savo puslapį kaip internal style būdu. Ir paskutinis būdas, šitą, kai nusirašot ar ne, išsijunkit, external styles, tai atskirame faile, tai internal style galite vėl pasidauginti, persivadinkit į external style, įsikelkit external style į Visual Studio Code, patvirtinkit, pasiteikit ir čia viršui, kur title pakeiskit external style ir tada pasileiskit vėl. Antras pelės, live serverį, pradžioj galite sustabdyti ir open with live server ir tada, kad patikrintumėt, jog veikia, čia galite, pavyzdžiui, black tiesiog parašyti ir bus juoda spalva. Gerai, ir tada, norėdami stilizuoti išorinėme faile, external, taip ir vadinasi išorinis, po title rašykit enter, link ir pasirinkit link CSS. Dar kartą kartoju, po title rašykit link ir pasirinkit link į CSS, tai į style CSS. Saugokit, kurkit čia po indeksu antras pelės naują failą, style.css, eikit, grįžkit vėl į indeksą, nusikopijuokit viską, kas yra tarp style žymų, galit su Ctrl+C ir įdėkit į CSS, style CSS failą, Ctrl+V, išsaugokit ir tada iš indekso galit susiskliausti ir ištrinti tos abių style tagus, tą visą elementą style. Išsaugokit ir turėtų nieks nepasikeisti. Jeigu pasikeičia, nėra stiliaus, gali būti, kad gal neteisingai susijot arba kad neišsaugojot style CSS. Jeigu čia burbuliukas viršui dega, tai Ctrl+C. Ir tada galime tiesiog pabandyti pakeisti šią spalvą, duoti, tarkim, crimson
ir matysim, kaip pasikeičia. Gerai, norėdami stilizuoti ne tik tais elementus, galioja tiek per internal style, kai mes tarp style tagų HTML faile, tiek išorinėme faile, mes taip pat galime naudoti klases ir ID. Tai klasės rašosi su tašku, taškas, pavyzdžiui, ir čia koks nors, pavyzdžiui, būtų heading. Taškas heading, vingiuoti skliaustelį ir galėtume pridėti color gold ir duoti, tarkim, padidinti šriftą, font size, kokie 2,5 elemento dydžio. Apie dydžius irgi kalbėsim, išsaugokit, kol kas mes jo nieko nesam priskyrę, dėl to nesimato. Tai pradžioje, ar ne, kaip iš bibliotekos knygą pasiimam, bet dar jos nesivertėm ir dar nieko nesužinojom. Tai taškas heading yra klasė, stilizuojam taip, ją sukuriam per style CSS ir tada einam į indeksą HTML ir galim ten, kur norim priskirti, pavyzdžiui, prie vidurinio H1, pirmojo open tago rašykit class ir heading. Ir jie prisiskirs. Jeigu norėtume daugiau naudoti tą heading klasę, mes galėtume ir prie kitų pridėti class heading ir prisitaikyti tas stilius. Ta pačią heading galėtume, aišku, ir prie paragrafo pridėti. Heading ir paragrafas geriau yra nemaišyti. Kaip pavadinat klasę, taip ir naudokit. Gerai, tai klasę mes galime priskirti tam, kam norime, o ne visiems apskritai. Ir tada galėtume daugiau čia savybių pridėti, pavyzdžiui, border ir duoti border bottom, tarkim, kokie 3 pikseliai solid gold ir duoti po apačią padding bottom 10, tarkim, pikselių. Nu ir pažiūrėkim, kaip atrodės, išsaugau. Border su tašku, ar ne? Border bottom 3 pikseliai solid gold, padding bottom 10 pikselių. Ir pridedam prie, tarkim, pirmojo heading border. Tai va, nežinau, ar čia tas paddingas man kažkiek gelbsti. Jo, kažkiek gelbsti. Galime gal net 20 padaryti. Tai va, ir tokiu būdu mes galime ne vieną klasę pridėti prie savo elementų. Ta patį ir prie paragrafų galėtume daryti, bet paskutinis dalykas, ką noriu parodyti, tai yra ID. Pradžioje pridėsiu prie paragrafo ID ir tai gali būti, pavyzdžiui, koks nors lead, LEAD. Saugom, einam į style CSS ir ID stilizuojam ne su tašku kaip klasę, bet su hashtagu lead. Ir duodam color, tarkim, white. Bet dažniausiai mes stilizavimą visą paliksim klasėms. ID yra labiau naudojama, kad susirastume per Java skriptą. Aptariam įvairius stilizavimo būdus, taip pat kokiais galime selektoriais naudotis pagrindiniais, tai yra elementai, klasės ir ID. Kitą kartą pasižiūrėsime į pačius parametrus ir pasiaiškinsime, kaip juos ir kur naudoti. Tiek šiam kartui.